Rokiškio rajone prie Sartų ežero parduodamas beveik 11 hektarų sklypas. Šiaip prie pakrantės ten tikrai prasieina, buvau nuėjęs, bet tiesiog būtų ilgai filmuoti, kol ateisiu, nes šie plotai nemaži. Yra pakrantė, ten galimai gal ateina kažkas ar pasimaudyti, ar žvejai kokie meškeriai užmest. To tikrai pakrantė yra, prasivalius šitas brūzgynus kai kurios, galima turėti visiškai gražią pakrantę. Tai pagal netgi praeitų gal vasaros metų planus Sartų regioninio parko naujus, čia šita teritorija visa principė patenka, į kurią galima užstatyti. Tai buvo kreiptas ir architektą Rokiškio rajono, ir pas matininkus. Tai namas yra konkreti vieta, prie šitų medžių, šitoj kelio pusė, prie šitų medžių galima statyti gyvenamasis namas. O sklypas, tai atsparos taškas tie medžiai, ten tada šitas didysis medis, koks sklypo plotas. Tada ten šitas medis įsiryškina ir pakrantės, jau gerai atsimenu, yra apie 160, 170, 170 metrų. Ten sklypo ribos prie tų sodų ir su to miško ribojasi. Tai šiaip iš tiesų idealus variantas, kam Sartų ežeras yra ne per toli, kažkaip galbūt turi sentimentų ir norėtų čia ramiai apsigyventi. Žmonių ten pravažiavus kaimelis yra, vienas kitas ten toliau matosi, čia aplinkui visai niekas negyvena ir tokie tušti laukai. Esu nekilnojamo turto brokeris Artūras Žalkauskas, mano skelbimus galite rasti internete ir mano kaip brokerio puslapį. Yra ir realu svetainė yra. Tai užėjkit, pasižiūrėkit, gal kažką įrasit, jeigu norit parduoti, mielai prašom kreiptis. Mano numeris 0687 41112. Laukiu skambučio iki kitų įrašų.